Sveiki! Džiaugiamės, kad pasirinkote Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Norime Jūs pakviesti susipažinti su gyvūno prižiūrėtojo mokymo programa. Visa mokymosi programa trunka 2 metus ir yra sudaryta iš 8 modulių. 3 iš jų yra bendrieji, 5 specialybiniai. Pirmasis modulis. Jo metu mokiniai supažindinami su įstaigos tvarkomis, taisyklėmis, nuostatomis, pristatomi mokymosi įstaigų padaliniai, pastatai, praktinio mokymo vietos. Antrojo modulio tikslas suteikti bendrųjų žinių, reikalingų informacijai rinkti ir pristatyti. Šiame modulyje mokinsitės anatomijos studijų objektai gali būti ne tik gyvūnai. Galime tik spėti, kad žmonės su gyvūno organizmo sandara susipažino labai senai. Viena iš laukiamiausių paskaitų tai šunų auginimas. Savarankiškos, nepriklausomos, šiek tiek savanaudiškos. Taip, tai mokslas apie kates, felinologija. Studijuodami veterinarijos pagrindus jūs suprasite, kokia yra svarbi šunų, kačių savalaikė veterinarinė profilaktika. Ketvirtasis modulis vyks vieninteliame Lietuvoje esančiame zoologijos sode. Nagrinėsime gyvūnų teises, studijuosime įstatyminius aktus. Sužinosite egzotinių gyvūnų jaukinimo metodus ir tikslus. Ar kada susimąstėte, kodėl tiek daug beglobių gyvūnų yra Lietuvoje, kodėl jų skaičius nemažėja, nors organizacijų besirūpinančių gyvūnais tik daugėja? Visą tai aiškinsimės šiame modulyje. Septintajame modulyje sieksime pagilinti įgytas profesinės žinias ir gebėjimus teikiant ar parduodant paslaugą. Pirmasis užsiėmimas – šunų paroda. Šunų paroda – tai renginys, kuriame vertinama šunų išvaizda, judėjimas, temperamentas bei elgesys. Tam ringe paprastai yra samdomi vedliai, kurie maksimaliai greitai perpranta šuns charakterį. Šunų agility – tai judrus sportas, kuriame be galo svarbus tikslus ir greitas šuns nukreipimas per įvairias kliūtis. Groomingas – tai gyvūnų kailio priežiūra, kuris susideda iš kailio iššukavimo, maudymo, džiovinimo, nagučių karpimo, ausų ir akyčių valymo bei kailio kirpimo. Kiekvienas kailio tipas reikalauja skirtingos priežiūros, tačiau reikia įsidėmėti taisyklę. Kuo ilgesnis plaukas, tuo priežiūra yra sudėtingesnė. Ir sėkmingai išlaikius egzaminus, jūs diplomuotas gyvūnų prižiūrėtojas. Created using Powtoon.